Sveiki ypač gerbiami paskutinės Gal gumos laidos žiūrovai. Labą dieną, žiūrovai. Šiandien mūsų laida yra kaip niekad stora ir didelė. Ir gausi. Pilna vaikučių pabiručių. Stauski, kad jau pradėjom tą temą. Ką manai apie studentus? Studentų gyvenimas geras, tačiau jiems reikia ir mokytis. O ką tu manai? Manau, kad jiems reikia mokytis. Tik tai? Reportažas apie tai. Taigi žiūrėkime. Sveiki, Kupiškio televizijos žiūrovai. Šiandien mes kalbinam Marių, kuris yra ne prie Marių, o prie darželio. Taigi, Marių, ką veiki? Sėdžiu ir laukiu klausimų. Taigi, Marių, kaip žinai, mūsų projektas, mūsų laidų ir televizijos projektas eina į pabaigą. Ir ar tarp visų laidų, kuriuose ir tu esi buvęs, ir tarp tų, kuriuose tu nebuvai, ar turi savo laidą favoritą? Taip, tai paskutinė laida. Koks yra laidos numeris? 31. Ar tu priklausai jaunimo centrui? Taip. Ir kokiai organizacijai? Kiek Kupiškio ekstremalų klubui. Ir iš tikrųjų, Mariau, ar tu gailiesi, kad nuo rugsėjo mėnesio tu nebegali skirti taip daug laiko jaunimo centrui, nes gyveni kitur? Taip. Ir grįžęs čia, ar supranti, kad kažką ten jau praradai? Taip. Ir kągi tu praradai, Mariau? Aš praradau. Nu, ką praradai? Praradau laiką jaunimo centre. Praradau laisvą laiką, nes reikia Klaipėdoj mokytis. Ir ar tau patinka kitur mokytis? Patinka mokytis. Kodėl? Nes įdomu mokytis. Ir ar norėtum ko nors palinkėti mūsų jau besiskirstančiai tavo studijos komandai? Kad nesiskirstytų ir toliau filmuotų savo reportažus. Labadiena, Gal gumos žiūrovai. Šiandien kalbiname savo buvusi komandos lyderį Eriką. Labadiena. Labas rytas. Taigi, sakyk, Erikai, ar pasilgai mūsų laidų? Labai. Pasilgau. Ar kaip stebėjęs mūsų komandos darbą nuo pat pradžių, turi išsirinkęs vieną laidą favoritą? Iš tikrųjų, tai kol aš dar buvau prisijungęs prie projekto, kol galėjau jums padėti, tai visos laidos kiek buvo iš tikrųjų kaip ir favoritės, nes kiekviena laida išeidavo su meile, paskui kai aš jau atitrūkau nuo projekto, tai nežinau, kaip ten vyko darbas, kaip skirstėtės darbais ir kas buvo atsakingas už visus planus, už scenarijų ir visą kitą, tai pačios pirmos laidos, ta pati pradžia, galbūt todėl ir buvo pati mieliausia. Taip, ačiū, Erikai. Kiek žinau, Erikai, dabar gyveni Vilniuje ir papasakok laidos žiūrovams, ką tu ten veiki. Na, iš tikrųjų, tai Vilniuje studijuoju reklamos vadybą, Vilniaus kolegijai. Studentauju, studijuoju kartais. Šiaip, nežinau, nieko labai ypatingo. Ar laimėsi, Erikai? Laimėsiu ką? Dalyką. Manau, taip. Erikas laimės. Erikas laimės. Erikas laimės. Puslys sėdi tokia, aš sneguolę štirpstu. Taigi grįžtame iš reportažo apie studentus. Ir Akvilė. Ar norėtum būti studentė? Nelabai. O kodėl? Nepatinka. Man taip. Ne, nors jo. O tau? Iš tiesų patinka. Taip. Taigi, tęsime savo laidą ir dabar žiūrovai žiūrėkite reportažą apie mūsų laidos Gal gumos apklausą. Nuomonės visų žiūrovų. O mus dabar matai? Aš tai būsiu. Labas, Giedrė, ar žiūrėdavai mūsų laidas? Taip. Ar tu jos patikdavo? Taip. Visos iki vienos? Ja. Ilma, ar žiūrėdavai Gal gumos laidas? Taip. Ar tu jos patiko? Nelabai? Taip, per vidurį 5. Reiškia, labai patiko, taip? Panašiai. Tai gerai. Tai aišku žiūrėdavau, dar aš dalyvavau vienam kažkiam buvo papasakoti. Kokiam?
Baimės faktorių. Tau patikdavo mūsų laidos? Aha, bet tai aš gaila nežinojau to tinklapio, tai negalėdavau pažiūrėti. VVC, CBLT. Aha, dabar pažiūrėsiu kai kada. Gerai. Labas, Dignas, žiūrėdavai gal gamos laidas. Aišku, žiūrėdavau. Ar tu jas patikdavo, ar ne? Žiauriai, ypač jūs. Ach, Ypač mes? keiktis galima? Galima. Tai žiūrėdavai gal gamos laidas. Žinoma, visada žiūrėdavau gal gumos laidas. Visas matė ir patikdavo. Ne visas mačiau ir ne visas patikdavo, bet žiūrėdavau. Bet patikdavo. Labas, jūs te žiūrėdavai mūsų laidas? Per kur? Per televizorių, internetą. Per televizorių nežiūrėdavau, nes labai anksti. O kada neturėdavau ką veikti, per kompą. O ar tau patikdavo? Nelabai. O kuri labiausiai patiko? Kuri labiausiai? Kur buvai su mano mamos suknelė. Sveikos, panelės, ar žiūrėdavot mūsų laidas? Kartais. Jo, retkarčiais. Ar patikdavo? Tai kas be ko? Patik savigi darėt. Dabar kalbinsim mūsų klasiokės. Ar jums patiko mūsų laidas? Labas, Tautvilė, ar tau patikdavo mūsų laidas? Aš Živilė. Labas, Živilė, ar tau patikdavo mūsų laidas? Taip patinka, esu jūsų laidų gerbėja. O tu jas žiūrėdavai? Taip žiūrėdavau. Kuri labiausiai patiko? Gal ta, kur buvo iš negeriančios klasės, kur buvo irgi mūsų klasė. Kur tu buvai? Jo, tai ta labiausiai, aišku, patiko. Ar žiūrėdavai mūsų laidas? Kokį porą gal ir mačiau. O tu jos patiko? Be abejo. Labas, Mantai, ar žiūrėdavai mūsų laidas? Ką? Labas, Mantai, ar žiūrėdavai mūsų laidas? Aha. Ar tu jos patikdavo? Jo, tai geriausia su Lundsbergiu buvo. Labas, Dominikai, ar žiūrėdavai mūsų laidas? Žiūrėdavau. Visas? Visas. Ir visos patiko? Labai. O buvo, kad nepatiko? Ne, nebuvo. Šiandien laidą mes turime naują Lankstinuką. lankstinuką iš langelių.